Sekmadienis atsikėlėm, pavalgėm, pasidarėm pusryčius. Gamtoje iš tikrųjų daug skaniau valgyti prie jūros. Tai pakuojamės dabar daiktus, keliausim link Jūrkalnės, ten yra dar ką pamatyti. Dar ten yra viena graži vieta, o po jos trauksim gilyn į Latviją. Yra miestelis Kuldyga, labai senas, labai gražus, autentiškas nuo Renesanso berods laikų miestelis. Tai yra ten ką pamatyti. Tai tenai yra plačiausias Europoje krioklys. Tai va, pabandysime juo ir pereiti, jeigu pavyks. Paskui tiltas labai gražus, senamiestis gražus, senas miestelis. Tai va, trauksim link jo, o po jo grįžimas į Lietuvą planuojam. Dar į vieną gražią vietą. Tai čia bus toks kaip ir atsisveikinimas su jūra, nes dabar keliausim link Kuldygos. Tai čia būtinai visada verta užsukti. Čia yra Jūrkalnės tokiam miestelyje, labai nedideliam. Ir labai gražus vaizdas į jūrą nuo Skardžio atsiveria. Prieš kokių 15 metų čia buvo galima įmanoma stovyklaut, o dabar vat yra matomi užrašai, kad jokių automobilių, laužaviečių, kempinimų, stovyklavimų. Tai va, dėl to ir ieškojom kempingo visai kitoj vietoje, nes čia buvo tada stovyklaut, kempint idealu. Va, esam prie Jūrkalnės apžvalgos vietelės, padaryta toks kaip laivagalis, iš tikrųjų labai graži vieta. Čia yra tas dalykas, kur būtina užsukti. Labai gražu, vat, matot. Ir jeigu nežinotum, kad tai Jūrkalnė, pagalvotum, kad čia tikrai kažkur toli nuo Lietuvos. Nepaprasto grožio paplūdimiai. Žydras vanduo, smėliukas, skardžiai va tokie va. Nežinau, sunku man perteikti, bet iš tikrųjų pati gražiausia vieta, todėl jeigu važiuosit pro šitą kelią, pro Jūrkalnę, būtinai užsukit. Atvykom į Kuldygą, senas labai miestelis, viskas autentiška, gražu. Aplankysim tas gražiausias lankytinas vietas, kurias būtina aplankyti. Tai tiltą, krioklį, pasivaikščiosim po senamiestį ir gal dar atrasim labai gražių architektūrinių dalykų. Na ką, tęsim tyrinėjimą po Kuldygą. Kur matot už mano nugaros krioklys yra skaitomas plačiausiai Europoje. Tai vienas plačiausių, kiek teko domėtis krioklių, yra
Europoje. Labai gražus krioklys, tai bandysim jį pereiti dabar. Ką? Netyčia gali nematydamas. Jo, taip nematydamas reikia žiūrėti, kur įdėti koją, nes čia nuo krioklio su lašišom keliausi. Ai, nieko ekstremalaus. Šiek tiek akmenys slidus, bet įmanoma eiti. Nieko, visai normaliai. Aš tikėjausi, kad bus sudėtingiau. Nu va, ne taip ir baisu, bet iš tikrųjų šaltas vanduo labai atgaivina. Fantastika iš tikrųjų. Vasaros dieną galima ir kasdieną. O, jau giliau įkišau koją, bet čia nieko tokio. Va, pagaliau įveikėm krioklį. Buvo smagu, buvo ir gilių vietų, kur virš kelių, aišku, teko ir šortus užlapti. O dabar liko pats bjauriausias. Nusekęs vanduo, šiek tiek dumblo yra. Ir kvapas nekoks, taip gražiai atrodo, nusiplovė kojas. Ir vėl teks dabar į dumblą kišti. Nu nieko, kažkaip pereisim. Kieta Kuldyga, kaip visada žavinti, nepaprasta, graži. Dėl to ir traukia 100 000 turistų iš viso pasaulio. Tai ačiū, kad žiūrėjot šitą antrą dieną mano vlogą. Nepamirškit paspausti like, subscribe ir jeigu patiko video, užprenumeruoti kanalą. Iki kitų kartų, ate draugai.